Šita front lidar technologija yra ženkliai pigesnė negu ta, kur turi 360, todėl robotai iš principo yra gerokai pigesni. Nekainuoja nei 1000 eurų, robotas iki 8 arų arba iki 5. Yra jų dvi versijos. Tai pasistengsiu trumpai paminėti pagrindinius skirtumus tarp lidar 360 ir flash lidar, front lidar, kuris mato tik tais priekyje. Tai kai yra 360 lidaras, DCK tokį irgi turi, jisai šaudo visą teritoriją į visas pusės tokiais taškais, visą teritoriją. Ir už savęs mato, ir šonuose savęs mato, ir priekyje. Tačiau jis yra šiek tiek retesnis. Kai retesnis, mums tokios kaip, pavyzdžiui, segmentinės tvoros, jos dažniausiai yra sunkiai matomus robotai, nes jam reikia didesnių objektų, nuo ko skaičiuojasi distancijas. Tuo tarpu flash lidaras, jis yra labai tankus, vos ne kaip prožektoriaus šviesa. Ir jeigu, pavyzdžiui, pas mus teritorijoje yra kažkokia tai tinklo tvora, jau net mato ir ją. Žinome, pavyzdžiui, kaip šioje situacijoje, kuomet yra apačioje kaip bortas, vadinkim taip, likęs nuo senų laikų, tai yra dar geriau, nes robotas mato ne tik jau sietą tinklą, bet puikiai mato ir šitą objektą. Kuo daugiau robotas mato, tuo tiksliau naviguoja. Kadangi roboto navigacija paremta yra lazeriu, tai reiškia, mums nereikia jokių laidų tampyti teritorijoje, mums nereikia statyti jokių antenų GPS-nių, jokių švyturių, nieko nereikia. Mes tiesiog teritorijoje apsivažiuojame perimetrą su juo, jis su lazeriu atsiskanuoja visą savo aplinką ir štai visa jo instaliacija. Vieta, kur netinka joks lidarinis robotas, tai yra laukai, kur nėra jokių tvorų, jokių pastatų, tiesiog. Taip pat prie tvenkinių būkite atsargus, nes, kaip minėjau, lazerinis robotas, jisai stebi savo aplinką, atsiskanuodamas distancijas nuo įvairių objektų. Vanduo yra lygus, vandenyje pastatų jokių nėra, taip kad robotas važiuodamas link vandens į vandens pusę neturi į ką atsiskaičiuoti taškų, nebent palei jūsų vandens liniją būtų pridėta akmenų, kažkokių tų daiktų, nuo kurių jis galėtų atsiskaičiuoti distancijas. Kitas privalumas, šis robotas neturi jokios vaizdo kameros. Kadangi jo lazeris yra labai tankus, jis tiesiog išsiskanavęs aplinką dirba. Reiškia, jeigu pas mus užaugo štai tokios gražios gėlytės, robotas nesiims jų saugoti. Nes kartais jau tai būna, kad kai robotai papildomai turi ir vaizdo kamerą, pamatė didesnės pienės arba daugiau gėlyčių, jis tiesiog sustoja ir tą vietą apvažiuoja. O čia tokių dalykų nenutiks, nes jam tos gėlytės visiškai nerūpi. Žinoma, instaliuojant vėjos robotą, tokią aukštą žolę, kuri jau yra mums virš rankos, reikia nusipjauti, nes jau lazeris be abejo ją gali ir matyti. Taip kad vėjos robotai yra paleidžiami į teritoriją, kur žolė yra nupjauta. Pati instaliacija šitoje aplinkoje truko daugmaž pusę valandos. Mes su robotu tiesiog apvažiavom teritoriją kraštais, paskui mes pažymėjome zonas, kur nepjaut. Tai užtrunka labai mažai, nes pavyzdžiui duosim pavyzdėlį. Šitoje vietoje yra likęs nuo senų laikų betoninis daiktas, kuris yra gerokai aukštesnis. Jeigu čia robotas pjaus, tikrai ant jo gali užlipti, susigadinsim peilius, taip kad tokias vietas pažymim kaip nepjavimo zonas. Ir šioje vietoje yra be galo daug kurmiarausių, be galo. Tai vėlgi, kadangi robotas neturi vaizdo kameros, jisai nesivadovauja algoritmu, kad ten, kur nėra žolės, aš nepjaunu. Kitaip tariant, per tokią vietą robotas važiuos, o robotas su vaizdo kamera, jisai sustos ir ją aplenks. Pati teritorija nėra patogi robotui, nes daug visokių daiktų palikta yra. Mes esam prasivedę šalia kelio robotą, tarpas mažas pralyst. Tarpas mažas, plus nevažiavimo zona bet kokia atveju yra, tai tarpas dar sumažėja. Taip, kad tokių kišenių pakankamai jam nemažai yra, tai mes pažiūrėsim, kaip jam čia seksis. Na ir patarimas jums, įsigijus vėjos robotą, savaitę dvi, būkite ramus, stebėkite, kaip robotas dirba, jis mokinasi, kaip ir jūs žmogus mokinatės iš klaidų, taip ir robotas mokinasi iš klaidų. Jeigu randam vietą, kur robotas pasimauna, galbūt yra kalnas, galbūt yra akmenų, pasišalinam, susitvarkom, pristaikom savo aplinką vėjos robotui ir jis jūs tikrai džiugins. Šiam kartui tiek. Jeigu turite daugiau klausimų apie DCK vėjos robotus, mielai klauskite. Jei klausimų bus daug ir pasikartojančių, padarysime atskirai jums video apie vieną ar kitą klausimą ir atsakymą į jį. Iki.